Sport-In. Negaliu pasakyti, kad taip labai malonu pabaigti čempionatą. Visada kai pralaimė, tai yra gana ir liūdna, tuo labiau, kad po prieš tai pergalės turėjom jau sidabrą kišenį, tai aišku visi norėjo daugiau. Yra kaip yra, gal dabar apie rungtynės kažkiek. Aišku, nužudė mus antras ketvirtis ir kažkiek tai turbūt padariau blogų keitimų ir buvo toks momentas, kada negalėjau grąžinti atgal pagrindinių žaidėjų. Buvo klausimas, ar žaisti su pagrindiniais, kurie mainasi, ar kažkiek duot pailsėti. O kaip būtų buvę dabar sunku pasakyti, bet tos minutės buvo labai blogus. Jie žaidė tikrai šauniai, pataikė keletą sunkių metimų, ištraukė mus nuo susispaudimo. Ir tai, galvoju, lėmė labai daug ką. Po to jau labai stipriai šiandieną pralaimėjom lentą, kas vėlgi nedavė mums kažkiek tai išlaikyti tą kontrolę rungtynių. Puolime buvo atkovoti du kamuoliai, kalbėti apie lentą, kodėl taip įvyko? Ar tiesiog varžovai buvo labai išanalizavę? Jie sužaidė labai geras rungtynės, mes nesužaidėm. Dabar negalvoju, kad jie buvo mus mažiau išanalizavę negu mes juos. Sakykime, mes vėlgi gana neblogai žaidėm gynybą prieš Parkerį, bet atsidarė kiti žaidėjai, ypač Batumas, kuris pataikė kelis labai svarbius tritaškius ir išplėtė visą mūsų gynybą. Taip pat, kaip jau minėjau, pavyzdžiui, Borisas Dio gana keletą kartų per lengvai užcentravo prieš mus, turėdamas ūgių jėgos persvarą ir tai vėl davė jiem labai tokį didelį paspirtį. O po to buvo jau labai sunku. Ir skubotus metimus bandėm ir kažkaip tai bandėm, bet surasti gijuką šiandieną suvienytų, tai jie nepavyks. Žaidėjai buvo pasirinkę tokiam finalui. Matot, jeigu jūs manęs būtumėt paklausę prieš visą Europos čempionatą, tai aš būčiau labai pasakęs, kad jeigu žimsim antrą vietą, mes labai patenkinti būtume. Bet kada turi antrą vietą, tai, kaip sakant, kai pralošė, nebėra labai kažko jau taip. Nu, aišku, mes patenkinti, mes džiaugiamės, čia yra didelis pasiekimas, kurį pradėsime įvertinti po kažkiek tai laiko. Bet žmogus toks sutverimas, visą laiką norisi kažko tai daugiau. Aišku, kad kai kurie jauni žaidėjai perdegė, bet dabar, kaip pasakyti, komanda yra komanda. Treneris atsakingas už viską, nepasisekė, reiškia, aš daugiausia kalbu. Henri, kalbant apie Kšištofą Lavrinovičių, kuris tai antrojo čempionatą turi beveik nežaidė. Mes turėjome pakankamai daug didelių ir ypatingai antroji pusėje žaidė Kleizą jo pozicijoje. Po to buvo keletas rungtynių, kada Motiejūnas gerai žaidė. Kada jie pelnydavo taškus puolime, ko mums užteko ir labai gerai gynėsi, mums nereikėjo paprasčiausiai Lavrinovičiaus pagalbos. Buvo momentas, kada šiandieną galbūt buvo tokia mintis išleisti jį, bet žinot, ar yra ta jau teisė rizikuoti, ypač kai kiti gerai žaidžia. Treneri, buvo beprotiškas 3 savaitės, ko dabar labiausiai trokštat? Poilsio. Įsimiegoti. Nu, žinot, pragyventi tiek laiko 20 dienų viešbutį, kur ir langai neatsidaro ir visą laiką apie krepšinį analizuojant dirba, aišku, jos malonios. Negaliu sakyti. Vakar pasakėte keletą užuominų tokių, ar norėsite važiuoti pasaulio čempionatą Ispanijoje? Matote, aš ir dabar galiu jums pasakyti, kad reikia kalbėti su federacija apie šitą čempionatą, tegul federacija įvertina pasirodymą, visą kitką ir taip toliau. Bet kokiu atveju, ar tu pralaimė, ar tu laimė, vis tiek turi būti ir yra ta kalba. O kaip toliau bus, matysim dabar. Nenoriu ant karštųjų nieko jums prisakyti, nes jūs tada dar kažką pagalvojate į priekį ir sukelia tą tokį galbūt ir bereikalingą kartais ažiotažą, bet kad bus tie pokalbiai ir čia natūralu, kad aš Arvydui skolą atidavęs, čia irgi tiesa, nieko neslėpta, taip, žiūrėsim kaip ten. Bet įrodyt, kad su šitą komandą... Negirdžiu. Įrodyt, kad su šitą komandą galima pasiekti titulų. Daugiau kažką išsimuoti. Matote, dabar
Taip, ta komanda ir talentinga, ir dar jauna, ir dar neapšaudyta. Aišku, labai daug vyresni žaidėjai traukia tą komandą, bet kalbėti apie tai, kad, sakykime, ar Kleiza, ar Kalnietis, ar ten dar kažkas veteranai, ar Jonas Mačiulis, jokių būdų negalima. Aišku, tai komandai trūksta perimetro žaidėjų, bet ar mes turime tie, kurie namuose, ar mes turime geresnių už tos, kurie čia, arba kurie galėtų papildyti. Čia yra didžiulis klausimas. Aš galvoju, kad šią dieną neturime dabar turi galvoti kažkas tai, iš kur jų paimti ir kaip jų gauti, kaip juos užsiauginti. Labai gerai, kad patekome į pasaulio čempionatą. Vėlgi neprarandami metai ir galima bus tą programą įtraukti komandai dar daugiau jaunų žaidėjų, išbandyti ir padėti pasiruošti. Šiaip viską vertinu labai teigiamai. Sakykime, negaliu įvertinti labai gerai, bet kad gerai, tai tikrai niekas tai komandai negali prikišti, kai nesikojo, nerodė charakterio, buvo sunkių akimirkų, vienokių ar kitokių, išlipo garbingai. Šiandieną nepasisekė, ką darys. Būna ir taip įlėti. Labai ačiū dar kartą. Sveikinam. Dėkui, ačiū, viso gero.